ką, pradedam šiais metais savo kelionę Liepos mėnesį, Liepos 1. Bandom važiuoti į Birštoną, į Vytauto spa, kur niekada dar nesam buvęs. Išvis Birštone turbūt nebuvom, nebent vaikystėje tavo. Laukiu, kai visada savo viršininko arba šturmano. Ir pradėsim kelionę 2 dienelėm. Oras buvo geras, dabar pradėjo lietus lyti, tikimės, kad toj pusėje gal nelys, nors viskas gerai. Ten taip vanduo. Nu, vadas Parėnas su savo terbom. Taip pajudėsim. Biški dar kojelę skauda, su to sąnariu dirbti, tai. Labą dieną. Labas rytas. Kam diena, kam rytas. Diena. Nu, sėskai pradėsim su tą visą kelionę. Pradėsim kelionę su šitą mašinytę, ko gero paskutinis kartelis. Kelionė prasidėjo, oras pasaka. Visą savaitę buvo karšta iki 32-3, kaip tik mes sugalvojom kažkur važiuoti. Viskas 17 laipsnių, lietus. Geriau būti negali. Nu, vis tiek važiuojam pirmin. Negalim pravažiuoti nepagėrę kavos Kryžkalniuke Orleane, tai čia jau nėra buvę, kad pravažiuotam, tai jau kartuojam tą patį. Bet su vietom ne ką, o vieną gal rasiu kažkur tai. Nu, einam kavos gert. Varom. Varom, nori kavos? Taip, labai noriu. Nu, varom. Ką daraisi? O aš darysiu juodą. Pirmin. Pirma stotelė, pirmi pietus. Visai neblogai. Guliašas, šnicelis, karčio, alaus bakalas, daržovių sriuba už 20 eurų. Kur mes esam palaukėmis? Linksmakėmis, va. Ar linksmakotis, nežinau, kažkur tai. Neblogi pietus. Ir oras. Ilgakinis. Ilgakinis. Ir lietus kaip iš Kibiro, bet 28 šilumos, o Klaipėdoje 18 ir lietus. Tai visai nieko kol kas. Gerai, pasidirbam. Kaip čia dabar? O! Pirmi pietus. Šniceliukas, guliašiukas, karčio, alus. Daržovių sriuba už 20 eurų. Ir oras, toksai, prie 28 laipsnių. Kaip iš Kibiro. O Klaipėdoje buvo 18 ir lyjo. Tai čia visai nieko davė. Kas toliau matysim, oi. Jam, einam žiūrėti, kur kas yra. Ieškoti, kur mums priims, čia nepriims. Ką? Aš nemiręs ir aš žinau. Ne. Dar tai nudai viskas, bet... Ai, tu per restoraną kalbi? Na. Bet taip, tas čia ten, nu, tokiam kainom. Jolanta Vidaitytė. Taip. Vienas medelis yra. Medelis, knygos. Sodino medelį. Tai mes galim. Aš tuoj užsidėsiu savo lentelę. Mes galim pasodinti medelį. Medelį sodino. Vilinutė ir Eilidė. Nu taip. Čia tas ne mūsų yra, sako kažkas. Ten yra mūsų. Nu, va, durys atsidaro ir pareinam. Daiktų pasiimt, nepasiimt, privažiuoti, iškraut daiktus.
Bet ar bespėsiu, nes tokia liūtis pareina, kad sunku, nebespėsiu. Greičiau, nebespėjau. O dabar nežinau, įsikrauti reikia. Ir paskui pastatys mašiną vėl nueitų. Čia bus iššūkis. Man atrodo, baseino man nebereiks. O taip atrodo. Nuvažiavau ir iškroviau daiktus. Ten po tokių stogelių 3 metrai gal nuo mašinos kiekvieno stogelio. Tai dabar iškyla klausimas, ar beverta eiti baseinus tus. Praškai, tai nieko daugiau geriau nebus. O dar reikia pareiti iki viešbučių mašiną pastačius. Čia dar 200 metrų pratulėti. Tai va, klausimas toks. Gal čia yra visas spa, toks kaifas. Atvažiuoji, tau lietaus duoda, įsimaudai, laimingas ir viskas. Nu čia tik senai bebuvo. Linksma. Nu va, mes jau kambarį. Kambariukas nedidukas, bet užtenka, viskas savo vietoje. Staliukas darbo. Balkoniuko kaip ir nėra. Tik tai tas vadinamas prancūziškas. Toksai va. Alvydėlis išėjo, išvežė mašiną padėti į aikštelę tolimesnę. O žmonės kraunasi visi savo lagaminus, savo daiktukus, griaudėja belia kaip, lyja belia kaip. Varysime į pirčių baseinų zoną ir sušilsime, nors ir nėra iš tikrųjų šalta, bet esam šlapi jau iš anksto, sulyja. Nežinau, koks čia grįžtas mano Arvydėlis, nes yra iš tikrųjų lauke nekas. O pareiti yra kokie geri 300-400 metrų palikus automobiliuką. Nu, va čia tokia Liepos 1 diena. Va tokia. Toks antras vasaros mėnuo prasidėjo, kad visi žinotų ir nepriprastų prie didelių karščių. Nesulaukiu niekaip savo pupos. Tikiuosi, parlieks. Šiaip mūsų kambarys yra 2 aukšte. Faina, yra liftukas, nuleidžia, pakelia. Nereikia čia kankinti savo kojyčių. Viskas yra kaip ir neblogai. Mes čia pirmą kartą, nežinau ar paskutinę, kaip čia mums patiks. Nu, kol kas pirmas įspūdis, sakau, tas kambariukas labai mažiukas. Man tiesiog primena, mes esam buvę Kaune metropolyje. Tai va ten toks irgi buvo labai mažas kambarėlis. Tai kažkas man netgi panašaus. Ten va matau toliau virėja vaikšto, ten bus restoranėlis, kur mes gausime vakarienę ir pusryčius. Vakarienė mums priklauso viena, kitą galime nusipirkti 25 eurai žmogui. Nu, nežinau, ar verta pirkti už 50 eurų vakarienę. Mes ko gero čia atsivežėm savo šiokių tokių mėsiukų, dešriukų, agurkėlių duonelės ir ko gero vakarienė įvyks čia numeryje. Va, o pusrytukus gausim nemokamus. Nu, kaip nemokami, skaičiuoti tiesiog į kainą. Nu, va, niekaip nesulaukiu savo pupos. Aš sakau, atstumas yra nemažas čia daliekti iki tų mašinų palikimo. Nu, pupa labai skrupulingas, o čia vyras su tais dviračiais, kur mašiną pasistatė seniausiai, nuėjo ramiausiai į numerį ir dar klausimas, ar jisai nepaliks jos čia iš viso. Nu, va, matau, pareina mano Arvydėlis,
Bet, matai, yra džentelmenas su skiečiu. Džentelmeniuk su skiečiu mano. Nu, kojas jau matau. Ir dabar jau galime mes jį pakviesti. Arvidukai! Arvi! Pamojok! Gerai, einu įsileisti savo pupą. Na, per kol leisiu, galim pažiūrėti. O čia mūsų yra belekiek daiktų. Prisivežėm kaip į Turkiją savaitę laiko. Nu, va, toks tualetukas yra. Yra, nu, fainai viskas, va, turtėlis. Yra dušo kabiniukas. Viskas gerai. Nu, netgi yra, va, tropinis dušas. Žodžiu. Nu, nėra blogai, manau. Tuoj pradarysi. Ai, nesu uždarius tas duris. Taip, va, čia. Visur galim pažiūrėti čia, pažiūrėkim čia ir pamatysime mūsų Arviduką. Tu gal į baseiną buvai įkritęs, Arvidėlį? Jau iškart išsimaudai, įvertinai. Vytautas spa. Nu, va, visas šlapis. Kiaurai. Parėjau į kambarį. Tai va, koks kambariukas mūsų. Šis tualetas kaip spinta viršui, va. Dar užsilipti nori. Kaip seifiukas yra, viskas yra, šalitukas yra, turbūt minibaras, nežinau, reikia pažiūrėti, ar čia minibaras, ar čia kas. Ne, čia ne minibaras, čia grinai šalitukas, labai, labai fainai. Bet kambario didumas tai, ką čia kaip pasakyti apie tą kambario didumą. Kalėjime nebuvo, bet kamera gal didesnė. Bet tvarkingas, tvarka ir gražu, negali. Vienu viskas gerai, kol kas viskas gerai. Čia ne vestuvės kelsim. Va, per langelį čia į tą pusę, va. Kur mašinas stovi Mercedesas, man reikėjo dabėgti į stogelį su keliom tašėm ir praškai viskas šlapės. Nu, žiūrėsim, kaip toliau bus viskas. Kol kas nieko. Smagu. Nuotykiai. Čia mano vonę galiu parodyti, bet man neįdomu, niekam pačiam neįdomu. Čia dušas kažkur, va. Čia visa hinė parašo. O čia mano rūbai, kuriais parėjau dabar, va. Čia yra 2 minučių būnės laukia 3. Linksma, sakau, tikrai linksma. Kur tu eini, liftas, į liftą, ar tu į laiptės lipsi, į liftą įkliūna. Vilma. Iki liftą. Aš nufotkintai, aš filmuoju. Einu. Įsirašym. Čia. Tenai einam. Einam tenai. Du ką? Ką? Kad mes čia esame pirma ir paskutinį kartą. Nu, bet mes dar pusryčių nevalgėm, gal pusryčių bus skanūs labai. Dėl pusryčių, tada apibirkime. Nu, Vanduo yra šaltu. ne, tai čia pasiėmė, tas yra, eik į džekuzį. Alus brangus. Bare. Nėra tokių visų džekuzių, bambuzių yra mažai. Ne, vandens zona žiauriai silpna. Tie, kur buvom nemažai, bet tokius, dar tenai, va panašiai kaip Lenkijoje, kai buvom tame Kempinsko, ne, kaip tas buvo. Ten irgi tokia, bet tenai mes važiavome viešbutį, tik ten buvo papildomai. O čia ir kainelis 6 eurai, 300 gramų. Pas babutę kaime samagono gali stiklinę, už 2 nusipirkt 3. Nu, matysim kur toliau.
vanduo. Ne, vanduo nešaltas, normalus. Bet, va, matai, čia baseinėlį. Bet kol kas sakau jo. Nežinau, net kiek balų duoti. Mažai. Šypsokis, ponia Vilima. Jūs filmuoja slaptą kamerą. Viskas. Po viską. Atbulai bėgams. Čas. Bet taip pat teritorija gražu čia viskas. Tiek žinau, sakė, čia vietiniai Pentagonų vadino, nes tas namas jau seniai stovėjo. Tik ant jo čia, ta prasme, atkurta yra, nu, prie to pačio. Ne nuo nulio statytas 16 metais nustatė. Veikam aikštelė yra. Teniso aikštynas yra. Iš to sekančio viešbutuko čia kiti eina į mūsų vandens zoną, reiškia šito viešbučio. O ten net krepšinio aikštelė yra, nu kaip ir, bet gražus, tvarkyta viskas, švara, tvarka, viskas. Paskiau pasidarysim prisiminimus apie tą viešbutį, sulyginsiu su kitais. Tos pusės iš viso lydžiai atrodo taip gana nieko. Čia dar pasirodo yra čia įėjimas toksai va. Ir čia va viršui yra dideli balkonai. Jeigu viešbutį vietų nebegavo, yra kur pernakvot, visai nieko. Tai tokį dramblį, kai aš turbūt net laikytų. Yra ir tinklinio aikštelės. Viena, antra. O ten yra, aš čia nežinau, ežeriukas kažkoks. Net maudosi tos žmonės, kad ir 8 valandą ryto pležiukas yra. Čia viskas kaip ir gražu. Vienintelis gal trūkumas, sakau, ta vandens zona tokia gana mažai vietos. Nu, ir šis, sakyčiau, skurdi labai vandens zona. Ir ten jokių barų, yra tas bariukas, bet kainos lenkia turbūt ir Palangą, nes ten kosmosas yra. O čia į baseinų zoną, čia va, gali, kai šiltai laukia išeit. Ten toliau mašinų aikštelė. Nu, pagal tą pastatą, kai dabar žiūriu, realiai, jeigu jis buvo toksai apleistas, pagal tas formas tikrai žmonės galėjo Pentagonu pavadinti. Pliažo, smiliukas, nusiplau dušas, jeigu nori, yra prisipūs paplaukiuk. Kažkas net padėjo akinius nardymui. Liuks.
Nu, tai gal maudysies? Bet matai, kaip fainiai smėliukas čia viską, kaip pliažas gali būti. Na. Ką? Tai gal vėliau, gal saulė atsiras netyčia. Ką? Kažkoks restoranas, bet jisai turbūt veikia, aišku, veikia, bet tik tai neaišku, nuo kada. Gal nuo 12 varašo iki 24. Bet irgi žiūrėjom kainas, tai tokios kosminės. O šiaip, va čia kur vakarą prie to Lietuvą jau kelias. Čia yra neblogai, va su mašina privažiuoji į tą žiedą. Tame žiedė, įsikrau prie to žiedo prieimų, išsikrauni daiktus. Gali susinešti ir tada pavarai mašiną atgal į vietą. Bet vakar per tą lietų užteko man. Ir to 2-3 metrų, kad būčiau kiaurą išlapęs. O ir parėjom praktiškai visą ratą apėmė pėžutį. O, liftas neveikia, reikia miškom eiti. Čia toksai va holas. Gražu, gal ir gražu. Nu va, vyksta kelionė, pietų paieškos vyksta. Iš pradžių važiavom su mašina, susiradom. Pažiūrėjom, kad labai netoli, dabar eina pėstutė. Tai va, bandysim kažką užkasti Birštone. Ėjom valgyti ir visas maistas čia gausi. Ai, dar donelės pasiėmėm, nes šitam kaimukė kainos šauna turbūt pro Palangą, pro viską, o ne pinigos esmė, bet tokie turtingi, kaip mes negalim sau leisti. Ne, principo reikalas, kad mokėti ir neaišku už ką, kad žinotum, kad čia labai kažkas, bet kosmosas kainos, kad kosmosas. Kad būtum BMW nepirkęs. Tai aš nepirkau. Nepirkau. Vieną žandą jaučių. Birštono panoramą iš didelio aukščio. Antras turbūt aukštas, nežinau, ar čia koks antras virš iki. Čia visas antras miesto. Bet Ginesiuko buvo, tai pliusas jau. Pliusas, ne visur Ginesio gavo. Nu ką, nuėjom pavalgėm vakarienę. Prisirpom kaip erkės po tos vakarienės. Pripampom, oi. Dabar žiūrim krepšinį, kaip Lietuvos rinktinė lošia. Su anglais. Gradelį žiūrėjom, kaip Neptūnas lošia, o dabar žiūrėjom, kaip čia lošia. Tai panašus scenarius, bet ten taip nebuvom pripampę kaip dabar. Nieko, kaip nors išgyvensim gal. Kai kelioninkam neužtenka Birštono, jie dar iš Birštono sugeba atsiurt Lenkijai. Ką darys? Jeigu jau važiuot, tai važiuot. Tai va dabar biškį nusimesim dar pinigėlių. Ir tada jau link namų pas gazą savo, kuris laukia mūsų turbūt. Taip ir gyvenam. Gana linksmai. Kas mums belieka? O čia tai užėjom. Aš jaučiu ilgam. Gal eit pasidėti kronsoliuko. Tai bus ilga istorija. Klaida man. Vat prekybcentrių tą visą širšelinę čia, kur yra prie Suvalko, tai turbūt jau atvažiuojam. Wow, net nėra. Nutysė kiek kartų. Pedrionką apsiperki, paskui Kauflandą pavažiuojam. Ir grįžtame į Vinotek. Ir visi reikalai. O, čia tokia aikštelė nebloga, čia daug tų partuvių, kam reikia. Čia visko yra čia. Galima apsipirkti visko.